Sveiki visi, su jumis Karolis Grigaliūnas, tiesiogiai iš Smart Dog mokymo centro. Ir šiandieną labai norėčiau jums parodyti, supažindinti, kaip atrodo IGP apsaugos sportas. Ir parodysiu vieną iš savo įsimintiniausių karjeroje pasirodymų, savo startą su patuku FMBB 2019 čempionate. Tai parodysiu jums, kaip atrodo pati rutina ir jeigu pavyks eigoje, papasakosiu, kokios emocijos lydėjo būtent šiose varžybose. Tai jungiame jau ekraną ir keliaujam į Austriją, Švechat miestą, kur čempionatas ir vyko. Tai IGP3 sporto disciplinoje yra pirmas pratimas, blind search vadinasi, ir šuo turi surasti, pamiršau ausinytę įsidėti, kad girdėčiau save geriau. Va, puiku girdžiu. Šuo turi ieškoti nenaudėlio, nusikaltėlio, figuranto, helperio, kaip jį pavadinsi, apibėgdamas 6 palapines. Matome, jau 2 šunelis įveikė. Vertinamas yra šuns greitis, šuns motivacija ir ketinimas jas bėgti. Idealus variantas, jeigu šuo užmeta akį į pačią palapinę, žinodamas, tikėdamasis, kad tenais yra figurantas. Jeigu matėme šitoj palapiniai, patukas jo neieškojo, nes labai gudrus yra, jau žino, kad figurantas visą laiką yra 6. Tai visi šunys gudrauja ir atbėgęs šuo jau vykdo hold and bark pratimą, kuriame rodo savo dominavimą, kur teisėjas vertina šuns jėgą. Ne? Matome, patukas tikrai vienodų ritmų, aktyviai nesidairydamas ir atiduodamas visą savo širdį, tą nenaudėlį aploja. Ir kokios yra taisyklės? Liesti figurantų negalima, įkasti į rankovę negalima, tik tai aplojimas. Laukiamas yra vedlys, šiame atveju Karolis, kuris ateis į tam tikrą nurodytą vietą ir teisėjui leidus šuniuką atsišaukia su komandomis, kaip ir matome dabar tai įvyko. Tai kai šunelis ateina, figurantą išprašome iš palapinės, matome dešiniarankis figurantas, įprastai visi yra kairiarankiai, šiam čempionatui ruošiamės dešiniam. Tai pažiūrėkime, kaip atrodys pabėgimas. Šuo yra guldomas į pažymėtą vietą, jos peržengti, nušliaužti negali, o figurantui jau bėgant šuo startuoja su mano paliepimu komanda, capt, vos rankovės neatidavė, jau vos neįkliuvo. Su mano komanda šuo atiduoda ir čia yra kontrotaka. Šuo laukia kontrotakos, kur yra patys didžiausi balai, kur šuo yra vertinamas labiausiai, tai yra kontroatakose. Ir vėl atidavimas, šuo saugo, yra dažniausiai taikomos 2 saugimo fazės. Tai yra tylus saugojimas ir šuo, kuris loja. Kaip matot, patukas pademonstravo jums abi. Šiame čempionate už tai balų man nenuėmė, kiti sako, kad tai kartais kainuoja balų. Ir galinis transportas, ganėtinai sudėtinga trajektorija, kas žino. Tai sekam, koks yra pratimas, ar ne? Tai sekame figurantą iš paskos, eidami jam iš galo, ir šunelis koncentruotis turi visą kelią eidamas į figurantą, ir kai jisai atsisuks, jį turi užpulti, sulaikyti, ir visą laiką yra parenkamas vienas posūkis, kurį šuo turi atlikti. Matome, šuo prisispaudęs man prie kojas ir atakuoja iš karto šauniai. Palaikymo net sulaukia, matom, atlaiko spaudimą, imitacija smūgių. Aus komanda šunelis atiduoda, matome stovi, uodegytė plaka, koncentruojasi ir neištveria, pradeda loti, nes patukas pas mus jau energijos pliūpsnis tiesiog. Ir po galinio transporto vyksta šoninis, side transport vadinasi. Paimama iš nenaudėlio lazdelę ir jisai yra pristatomas teisėjui. Ir tada jau vedlys su šuniu keliauja į long attack
pažymėtą vietą, kur per visą aikštę jau bandys sulaikyti nenaudėlį. Kas pažįsta patuką ir žiūrovai jau net nekantrauja, ploja anksčiau laiko, žino, kad jisai pasižymi tiesiog ant gamtiškų greičių ir atletiškumu ir galėsite to jaus įsitikinti patys. Ir tame taške, kai aš jau nueidinėjau, aš pradedu savo viduje maldą, kad duok Dieve, kad tik tai visi sveiki liktų, tiek mano šunelis, tiek figurantas, nes tokiu greičiu pagauti šunį, tai čia yra labai labai daug metų reikalaujantis įgūdžių darbas ir tik geri profesionalai gali tokius šunis pagauti saugiai. Tai tik pasižiūrėkite, koks yra greitis ir koks yra smūgis. Capt, figurantas minkštai nusileidžia ant žemės, labai fainai priėmė, smagiai nukrito. Ir aišku, visi šaukia garsiai ir man tai kainavo, gal ir nekainavo, tiksliai neatsimenu dabar, ar kartojau antrą komandą, bet jeigu papildoma komanda būtų, kainuotų labai daug balų. Aus, viena komanda. Matėme, nelabai švarus atidavimas, turėtų idealiai švariai šuo atiduoti, bet viskas sklandžiai vyksta, patukas nerimauja, pradės loti ir čia dabar aš ateinu po truputėlį nuo taško teisėjai leidžiant prie šuns ir jau, sakykime, egzamino didžioji dalis praėjo, lieka tik tai grįžti pas šunį, jį pasodinti ir šoniniu transportu palydėti konvojumi, kaip čia pavadinsi, palydėti figurantą pas teisėją. Tai prisiparkuojame, pasiėmame lazdelę, transport komanda, šuniukas yra per vidurį, negali liesti figuranto, jokiais būdais kasti jam, tik tai jį koncentruotis. Transport stop, sustojam, lazdelė atiduota, bus nusivedant šunį, visi ploja, šaukia, aš viduje krikštoju iš laimės, bet dar nepaleidžiu šuns, nes jeigu pradėčiau padžiaugtis anksčiau laiko ir šuo nutrūktų ir įkastų, gaučiau diskvalifikaciją. Prisiegiau, galima pasidžiaugti kartu su visais, pašūkauti, kad varžybos užskaitytos ir tikrai širdį labai smagus jausmas. Nerealiai, o dabar žiūriu su jumis ir emocija jau man pačiam kyla ir šiuo metu vyksta pasaulio čempionatas Graikijoje, tai kartu labai smagu prisiminti. Tai viso aprašymo aš jums teisėjo praskipinsiu šiek tiek, nes jisai vokiškai šneka, sunku suvokti, gal ką jisai bus, kas nesupranta. Tai aš truputėlį prasuksiu. Dar truputėlį prasuksiu. 19, šiaip 90 balų surinkome, aš dar pastikslinau ir super. Turėjom tokią nuostabią palaikymo komandą, grįšiu dar į ekraną. Turėjom tokią nuostabią palaikymo komandą, dar padėkosiu jai už tokį palaikymą. Tai buvo labai smagu dalyvauti ir kartu norėčiau visiems pasakyti, kad šitas sportas yra ganėtinai nelengvas. Kas matėte, kiek yra rungčių, kiek šunių reikia atlikti, tai tikrai reikalaujantis ne vienų metų pasiruošimo darbas. Tai tikiuosi patiko. Jeigu kažkokių tai įžvalgų turite, ar kažkokių tai patarimų, ar kažkokių tai komentarų, būtinai parašykite. Jeigu patiko toksai video, padarykime dar, kodėl ne. Ir galėsime pakomentuoti netgi šių metų čempionato gal prizinės vietas, ar ne. Tai iki greito ir susimatysime neužilgo.